Išbandau patį pigiausią makiažą, kuris yra nuo Tino. Liko mum akys ir lūpos. Teskime su akim. Šiandien yra Essence All Eyes on Me. Esu jau turėjus daug Essence tušų, dar dabar turiu labai geri. Turėjau kitą tušą, tai jisai šiaip labai gerai laikosi, net mano draugė gerai laikosi ir nenukrenta po paakiais. Bet labai greit džiūna, tai reikia greitai dirbti. Man čia yra mėgstamiausias aplikatorius. Normalus tas tušas. Pažiūrėjom, ką jisai turi daryti. Multi Effect Mascara. Volume Mascara. Lengva naudot. Gal tikrai džiūna greitai, bet kiek to laiko dažysi tas blakstienas? Čia yra 2 sluoksniai, o čia yra 1, tai man 1 gal net labiau patinka, nes netokios sulipusios atrodo. Lūpos. Labai excited esu, nes pirmą kartą išbandysiu lūpų dažų paletę. Tai čia galima tiek spalvų prigalvot, taigi gali maišyti šitas, belen kaip. Aš nesu bandžius tokio dalyko. Pabandykime savo nusibrėžti apatinę liniją. Man atrodo, kad norisi maišytas spalvas labai. Ir čia žiauriai smagu turėtų būti. Čia mano vaikystės svajonė. Ar tau dar reikia kitų lūpdažių, kai tu tiesiog turi šitą? Aš nemanau. Aš turiu tiek daug lūpdažių ir nenaudoju, bet šitas? Va. Labai patinka. Ir čia yra vienas iš pigiausių dalykų, kurį nusipirkau. Tai aišku, kas nemėgsta tokių dalykų, tai pats pigiausias lūpų pieštukas yra Essence Soft and Precise. Aš jį perku tiesiog visada. Čia yra pats pigiausias pieštukas ir aš jį perku visada. Kam pirk kitus, kai yra šis? Žiauriai geras, tobulas pieštukas. O taip pat, pats pigiausias lūpų blizgis yra Essence Juicy Bomb. Dar pamiršau paskutinį dalyką. Reikia užbaigti makiažą su fiksatorium. Essence taip pat pats pigiausias, fiksatorius kokį galėjau rasti. Išbandom. Skaniai labai kvepia. Pripurškiau daug, nes noriu vakare parodyti, kaip atrodys makiažas. Ir kaip atrodo prieš natūralią šviesą. Turbūt keistai. Čia visko labai daug, labai keistai plaukų linijoje, kur eina, bet šiaip, jeigu iš toli žiūrint, man visai gražus tas makiažas. Tiesiog to makiažo yra labai daug. Labai ilgas video, bet parašykit, ką manot. Praėjo gal 10 minučių ir žinokit, man žandai labai kaista. Visai gražus buvo makiažas. Ar palaikyti ir pripras oda?